pradžių, kad visgi egregorai būna ir absoliuto, ir technogeniniai. Tai yra, natūraliai gamtoje kažkokios jėgos vietos, šaltinis, krioklys, tai gali būti kalnas, kur yra tiesiog stipri jėgos vieta, tai jau yra natūralus gamtos absoliuto sukurtas va tas jėgos agregoras. Žmonės vyksta į tas vietas, kad apsivalytų savo laukus, auros, visus tuos sluoksnius, kad išsilaisvintų iš visokių programų, nes tos stiprios energijos labai, labai stipriai pravalo žmonės. Technogeniniai, tie vadinami agregorai, yra sukurti žmogaus. Du žmonės susitinka arba daugiau, jie turi kažkokį bendrą tikslą, bendrą idėją, pradeda apie ją galvoti, kalbėti, kurti. Ir taip po truputėlį kuriasi tas energijų ir informacijų laukas. Ir kuo ten daugiau įdėta minčių, jausmų, tuo tas laukas stiprėja. Tas laukas kažkuriuo momentu tampa savarankiška sąmonė. Jeigu dar pasijungia daugiau žmonių, tai tampa kažkokia organizacija, kažkokia bendryja, kažkokia gyvenvietė, šalis, miestas, bet kas, kur susitelkia į grupę daugiau žmonių, kurie turi kažkokius bendrus tikslus, mintis, jausmus, kažkokiu tai, konkrečiu dalyku, ten atsiranda egregoras. Tai reiškia, kad tų agregorų yra įvairiausių. Visų pirma, tai yra mūsų, kur mes visi esame. Mes turim savo giminės agregorą, mes turim savo gyvenamosios vietos agregorą. Jeigu einam į darbą, ten yra atitinkamas agregoras. Tai bet kuri organizacija, bet kuri bendryje, jinai turi savo tą lauką, energoinformacinį lauką. Kuo daugiau ten žmonių, kuo daugiau apie tai kalbama, kuo daugiau apie tai galvojama, tuo tas laukas jisai plečiasi, auga, stiprėja. Ir kaip jau paminėjau, jis tampa savarankiškas ir jis pradeda daryti taip pat tiem žmonėm įtaką. Ir pavyzdžiui, sukūrus agregorą, netgi tie įkūrėjai, kai jau baigia savo gyvenimą ir išeina iš šio išsikūnijimo, jeigu veikla tęsiasi, tas agregoras gyvuoja toliau, tol, kol yra žmonių, kurie savo dėmesiu mintimis papildo tuos laukus, tol agregoras ir gyvuoja. Jis, aišku, gali keistis nuo to, kiek ten tų žmonių, kiek ten tų jausmų, minčių įdėta, nuo tų žmonių vibracinio lygmens. Agregoras taip pat keičiasi ir dabar galvoju, reikia kažkokį konkretų pavyzdį paimti. Paimkim pavyzdžiui, kad ir krikščionybės agregorą. Kai jisai pradėjo formuotis, mes žinom ar ne, kaip ir Jėzus buvo pats pirmasis žmogus, nuo kurio prasidėjo tas agregoro kūrimas. Tai iš aukštesnių lygmenų žiūrint, iš dvasinių lygmenų, tai jau nebe tie astralinis, mentalinis, kur egregoras kuriasi, bet iš aukštesnių lygmenų, dvasios lygmenų, žinoma, kad tą agregorą kuruoja dvasiniai mokytojai. Tam, kad perduotų žinias, tam, kad tos žinios augintų žmonijos sąmonę. Ir pavyzdžiui, Kristaus atnešta žinia buvo apie meilę, ar ne? Kad žmogus išeitų iš to žemiausio sąmonės lygmens, kai reikia turėti namus, pavalgyti, išgyventi kažkaip, kad išeitų į tą besąlyginę meilę, kad ir kita gyvybė yra svarbi. Tai jo ta žinia per tos 1000 metų, jinai tikrai išsiplėtė, mes turim aplinkui daug žmonių, kurie jau tai supranta ir tai yra gyva. Tai vadinasi, kaip ir tas egregoras, jis atidirbo savo darbą. Kaip ir didžiulis 1000 metų gyvuojantis, tik tai tiek, kad jisai plėtėsi ir nuo ten vis ateinančių daugiau naujų žmonių, jisai ir keitėsi, ir transformavosi, ir jo vibracijos keitėsi, nes vėlgi tas agregorai yra skirtingų vibracijų lygmenų. Ir lygiai nuo to, kiek ten žmonės savo aukštomis vibracijomis, lygiai taip ir tas agregoras keičiasi tą savo vibracinį dažnį, kiek jis yra šviesesnis, stipresnis ta prasme šviesos
nes ir tamsos egregorai gali turėti didžiulę jėgą ir galią. Taip, tai dabar grįžtam prie žmogaus, kad mes visgi turim ryšį su ne vienu egregoru ir galvoti, kad galim gyvent šitoj žemėj išvis neturėdami jokio ryšio su egregoru, tai turbūt yra neįmanoma, nes vis tiek tai yra pirmiausiai gyvenamosios vietos, mūsų šeimos ar giminės egregoras. Nebent kalbėtumėm apie atsiskyrėlius, kurie išeina visiškai iš savo šeimos, kurie neturi namų, kurie tokie klajojantis išminčiai, kaip mes žinom iš visokių istorijų pasakų. Tai vat jeigu žmogus visko atsisako ir gyveno su Dievu tame ryšyje, tai galbūt jisai ir neturi tų egregorų. Bet vėlgi, kažkurioje vietoje apsistojęs ar ten kažkokiuose kalnuose Himalajuose jau automatiškai yra tas absoliuto Himalajų egregoras. Tai kad visiškai neturėtumėm nei vieno kontakto, nei vieno to jungties ryšio, manau, kad tai yra nelabai įmanoma. Tačiau šiuolaikinis žmogus tų ryšių turi labai daug, tų jungčių su įvairiais egregorais. Va čia jums bus tokia tema pamąstymui, namų darbams. O tai kiek aš turiu va tų jungčių, prie kiek tų egregorų įsivertinti, nes darbas, šeima, namai, kažkokia mokykla, kur aš einu, kažkokia užsiėmimas, veikla. Visur, kur mes įeinam, jeigu mes ilgesnį laiką vat, kažkur mokomės, dirbam, kažką darom, mes jau įeinam į tą egregorą. Gali būti, kad mes įeinam ir neturim ryšio su egregoru. Pavyzdžiui, keliaujam kur nors po įvairias šalis, kartais užeinam aplankyti kokią nors ten šventyklą budistų, tai nuo to mes netampam budisto egregoro dalimi. Mes atėjom su pagarba, pasižiūrėjom, gražu išėjom. Ta prasme, mes galim eiti ir kiaurai tuos laukus, jeigu mes esam natūralūs. Neutralūs, ne taip išsireiškiau, jeigu mes esam neutralūs tokioj nuliniai būsenai su pagarba, tada egregorai mūsų nekabina. Bet jeigu mumyse pradeda virti kažkokie dalykai kaip nepasitenkinimas, kažkokie konfliktai, pavyzdžiui, dabar labai tas stiprus yra didžiulis karo egregoras. Mūsų žmonės jį maitina savo mintimis, apie tai kalba, galvoja. Ir jis nuo to tik tai stiprėja, auga ir didėja. O kadangi tai tampa savarankiška sąmonė, tai jis jau gali siūsti žmonėm atitinkamus impulsus, kad jie darytų atitinkamus veiksmus. Tai reiškia, jeigu mes norim su kažkokiu egregoru būti neutralūs, mes turim negalvoti nei gerai, nei blogai, tiesiog va tokia neutrali pozicija, nulinė visiškai, kad einam tyri, kiaurai. Nes jeigu mus užkabina, tai tas užkabinimas gali mus jau ir įtraukti. Taip, dar apie tuos pavyzdžius. Pavyzdžiui, kad ir tas krikščionybės egregoras. Kad į jį patekti, tai mes turbūt dauguma esam krikštyti. Tai ir yra va tas, kad egregoras, dažniausiai mažus vaikus krikštė, apsaugotų tą kūdikį nuo žemesnių vibracijų struktūrų. Tai pirmiausiai veikia kaip apsauga, tas ryšys su egregoru, ir tai iš tikrųjų veikia. Vėliau žmogus, jeigu jisai renkasi, lanko bažnyčią, atlieka išpažintį, daro kažkokius veiksmus, jis sustiprina tą savo ryšį su būtent šituo egregoru. Tas egregoras jį saugo, jį siunčia vėl jam ten kažkokias žinias, kažkokias būsenas, kažkokius dalykus, o žmogus už tai atiduoda savo laiką, savo energiją per maldą, per kažkokius veiksmus, kurie priimtini bažnyčiai, kurie yra reikalingi. Nelabai žinau, bet tas sekmadienį eiti į mišias ar ne, išpažinti. Tai tiesiog su egregoru vyksta energetiniai mainai. Mes jam kažką duodam, jis mums kažką duoda. Tik tai tiek, kad dažniausiai kalbam visgi apie tai, kad priminsiu, egregoras yra astraliniam ir mentaliniam lygmenyje, o jeigu atbunda mūsų siela ir nori išeiti į aukštesnius lygmenis,
Tai čia jau egregoras gali būti kaip lubos, kurios nepraleidžia žmogaus eiti į šaltinį. Ir tokiu atveju reiktų tada iš to egregoro atsisveikinti ir išeiti. Kaip vyksta tas atsisveikinimas? Gražiausiai jisai vyksta per padėką, kaip su draugu. Kai mes galim, nu va čia dar viena ta tema, kurią turėjau pasakyti, kai mes su egregoru galim sąmoningai bendrauti. Mes su egregorais turim nesąmoningą ryšį, kai einam į darbą ir net nežinau, net negalvojam apie tai, kad čia yra kažkoks laukas, su kuriuo aš ten turėčiau pasisveikinti ar kažkaip bendrauti. Bet yra tas sąmoningas ryšys, kai mes va tiesiog su juo bendradarbiaujam, kaip su gyvu žmogum, tai kaip su gyva sąmonė. Mes su juo, jeigu, pavyzdžiui, atvykom į kažkokią šalį, į kažkokią kelionę, pavyzdžiui, kokį nors Peru, mes suprantam, kad tai yra atitinkamas laukas, kuris turi savo taisyklės, kuris turi savo kažkokius reikalavimus, mes jų laikomės, mes padėkojam už visas patirtis, už visą tai, bet tiesiog su ta sąmonė turime sąmoningą ryšį. Ir tuomet yra toks draugiškas pasisvečiavimas, kai mums gali parodyti, atverti, bet ir to egregoro kažkokius vidinius dalykus. Ir jeigu mes žinom, kad mes nebūsim toliau būtent šitam lauke, nu, kaip sąjungininkai, bendradarbiai, mes už viską padėkojam ir išeinam. Jeigu, pavyzdžiui, nu, kad ir tą patį krikščionybės egregorą paėmus, mes ilgą laiką buvom jame, tai tas išėjimas, nu, jis neatsitinka per vieną dieną, vien nusprendus, kad padėkoju ir viso gero, taip nevyksta, nes jeigu ta mūsų jungtis buvo stipri, tai tas atsitraukimas jisai vyks po truputėlį. Bet vat būtent per dėkingumą, kad aš iš tavęs daug išmokau, daug ko gavau, bet dabar eisiu savo kitu keliu. Ir mes turim laisvą valią. Žmogus iš vis yra toks Dievo vaikas nuostabus, kad jisai gali pasakyti, kad savo laisvą valią, bet aš priimu tokį sprendimą. Ir visi aplinkui turi priimti tą žmogaus sprendimą, turi jo paklausyti. Tai vat svarbu ne per konfliktą iš kur nors išeiti, ar iš mokyklos, ar iš organizacijos kokios nors, bet su tuo egregoriu sąmoningai atsisveikinti gražiai ir draugiškai. Taip, tas sąmoningai ar nesąmoningai bendravimas. Kai mes įeinam į kokį nors egregorą, tas egregoras suteikia mums žinių ir gebėjimų, kažkokių tai talentų. Ir labai dažnai, kai žmogus ateina į kažkokią naują mokyklą, egregoras avansų žmogui duoda tuos sugebėjimus. Jisai ten pradeda matyti, pradeda kažką suprasti, daugiau, va, tarsi toks atsidaro. Tas naujoko sėkmė. Paskui vėliau gali būti atvirkščiai, kad jau tas energoinformacinis laukas jau pareikalaus iš žmogaus daugiau atidirbti už viską. Bet pradžiai dažniausiai tai būna visgi duodama avansų, visi talentai, sugebėjimai, žinios. Taigi, apie tai, kad egregorai skirtingų vibracinių dažnių. Aišku, kad jų yra ir tamsių, ir žemų vibracijų. Man su klientais daug teko dirbti su alkoholizmo egregoru, su priklausomybių, lošimo, pornografijos, kur žmogus turi tokias stiprias jungtis, kad jis nori visą tai užbaigti, bet jam niekaip nepavyksta. Tai tada tas darbas, nu, jisai duoda rezultatų, nes vien pačiam žmogui pasakyti, kad viso gero, dažniausiai nelabai pavyksta, nors ir žmogus to nori. Nes tie žemesnių vibracijų egregorai, jie nenori paleisti to žmogaus. Jeigu mes kalbam apie aukštų vibracijų, tai atėjai, išėjai, jiem nelabai taip ir svarbu, jie priema tą žmogaus norą, laisvą valią, bet iš tų žemesnių vibracijų egregorų išeiti gali būti ne taip paprasta. Todėl kartais reikalinga pagalba. Bet sakyti, kad visi egregorai blogi, mes jokiais būdais negalime.
Pavyzdžiui, netgi galim paimt tokį pavyzdį kaip kokio nors tinklinio marketingo egregoras ten Ambėjus, Tinčiai, dar kas nors, nu va tiesiog žmonių grupė didžiulė, egregoras senas, galingas ir jisai duoda žmogui sėkmės, jisai duoda uždirbti pinigų, kuo žmogus jam duoda daugiau savo laiko, daugiau apie jį kalba, daugiau apie jį galvoja, daugiau daro ten susitikimus, naudoja jo vardą, produktus ir taip toliau. Žodžiu, žmogus atiduoda save, egregoras jį papildo taip, kad jisai taptų sėkmingu, turtingu. Tačiau vėlgi, jeigu tas egregoras yra apie va tą sėkmę šitam žemiškajam pasauly, tai jis turi tas lubas, kur žmogus nelabai išeis į tą dvasinį lygmenį. Nes egregoras irgi nenorės tokio žmogaus paleisti, gerai dirbi, tai ir dirb toliau. Čia toks truputėlį panašus, va irgi ryšys kaip su darbdavim, kai ateinam į darbą, tarsi pasirašom sutartį, kad aš padarysiu tą ir tą ir tą, ir gausiu tokį ir tokį atlygį. Tai kartais gerų darbuotojų išleisti niekas nenori. O mūsų šitas kursas visgi yra apie mūsų dvasinį augimą, dvasinę evoliuciją. Tai mes ieškom tų kelių, kaip mes galim išeiti tuos dvasinius lygmenis. Kaip apsivalyti tą žemutinį savo psichikos lygmenį ir keliauti į viršų, kad labiau pažinti savo aukščiausią sąmonę ir turėti ryšį su šaltiniu, iš kurio mes ir esam kilę. Taigi, šiandien mes padarysim praktiką, kaip atsilaisvinti nuo egregorų. Ir dar prieš tą praktiką mes padarysime susitikimą su archangelu Michaeliu. Nes tai bus man kaip apsauga, mes truputėlį jį prajausim, jo laukus, užsipildysim. Ir jis yra toks, kuris prižiūri, kad visur viskas būtų tvarkinga. Kad žmogaus laisva valia būtų išgirsta, išklausyta ir visuose lygmenyse būtų viskas tvarkinga. Ai, dar apie mūsų vidinį kompasą. Galėčiau sakyti, kad tai irgi yra kaip egregoras, bet aš tai vadinu sfera, vidinio kompaso sfera, jau nekartą sakiau tą terminą. Todėl, kad šitas laukas, tai yra lygiai taip pat energoinformacinis laukas, jis yra sukurtas mano dėmesio ir šviesos jėgų iš dvasinių pasaulių ir po kurso jis bus išskaidytas. Aš jo nepaliksiu kaip ilgalaikio projekto, kuris augtų 100 metų ir jį tęstų kokie nors mano vaikai ar pasekėjai. Šito plano nėra, čia yra toks vienkartinis dalykas, susirinkom, gavom žinių, užsipildėm ir tas laukas bus paleistas. O tas žinias, kurias jūs gavot, įvyko tie energetiniai mainai, jūs kad ateitumėte į tą vidinio kompaso sferą, susimokėjot atitinkamą eurais mokestį, aš atitinkamai atiduodu savo laiką, energiją, žinias, sukauptą dvasinę energiją, kadangi 20 metų medituota be galo daug valandų. Tai tiesiog vyksta tie energetiniai mainai, jūs kurse irgi, rašydami komentarus, dėdami širdeles su savo padėka, jūs lygiai taip pat atiduodat energiją ir nuo tos energijos, kiek širdį atveriat, kiek atiduodat, tiek ir iš to šviesos srauto jūs dar ir papildomai užsipildat. Tie energetiniai mainai, jie visada tokie lygiaverčiai. Kuo daugiau duodam, tuo daugiau gaunam. Tos dalykus manau, kad visi šiais laikais jau žino. Taip, ką dar jums turėčiau pasakyti apie egregorus? Jau pasakiau tą mintį, bet visgi pasikartosiu, kad yra tie egregorai vieni, kurie susikuria ir sunyksta gan greitai, kaip kokia nors ten parduotuvė atidarė, uždarė, kažkokie dalykai. Kiti egregorai gyvena 100 metų, 1000 metų, nuo to jie yra tik tai stipresni, senesni, tik tai bėda ta, kad keičiasi jų vibracinis dažnis, kad pavyzdžiui iš tikrai gero egregoro, nenoriu dabar minėti pavyzdžių,
bet gali būti dėl žmonių gausos ir kažkokio vartotojiškumo, kad egregoras keičia savo vibracijas ir tampa žemesniu. Tai va tuos dalykus labai svarbu įsivertinti, tai ko aš noriu iš to gyvenimo ir nu, vat, kokio lygio yra tas energoinformacinis laukas, su kuriuo vyksta pas mane mainai. Ir kitas dalykas įsivertinti, tai kiek jų yra ir ar man tikslinga jų tiek turėti. Gal geriau turėti reikalų su vienu, atėjau, kažką pasimokiau, padirbau, pasiekiau kažkokių dalykų, kurių man reikia, padėkojau, išėjau į kitą, vėl kažko išmokau, išėjau į kitą, gal taip yra tikslingiau, negu turėti ten 10-20 prisijungimų ir nuo to žmogus darosi tik silpnesnis, nes ryšys yra labai silpnas. Ir tada jau ir ta palaikymo komanda, ten palaikymo energija jau yra irgi silpna. Tai geriau yra turėti vieną gerą, didelis 20 ar 50 mažų. Taip. Jeigu norėsit dar visokių pavyzdžių, galėsiu prirašyti grupėje arba pripasakoti žinutę. Dabar aš manau, kad užteks jau kažkam ir taip viskas aišku. Tai tiesiog, jeigu bus įdomu, tą temą mes pratęsim savo susirašinėjimo grupiai. O dabar mes atsisėskim patogiai susitikti, susipažinti su Archangelu